Blondi, ko mes laukiame? Laukiame futbolininkų. Gerai, iš pradžių mes juos atstumėme, tada mes jų laukiame. Ar suprantat, ką reiškia visą laiką varžyti su zuikiamis? Taip, jos visą gyvenimą laimi. Turime laimėti bent kartą ir futbolininkai mums padės. Štai jie. Futbolininkai, sustokit, prašau. Ko jūs norite? Kodėl šokinėjate prieš automobilį? Ženė, Blondė, dinkit iš mūsų akių. Dima, prašau, mums reikia jūsų pagalbos. Pagalbos Ženiai. Juk buvai ją įsimylėjęs? Nebuvo. Koste, mano mažasis berniuk, mano mielasis. Mano zuikelį, prašau, padėk mums. Mes pralaimėsim šį konkursą be jūsų. Ko jūs norite iš mūsų? Mes norim, kad balsuotumėt už mus. Jau renkame balsus iš anksto prieš konkursą. Ar jūs kvailos? Koks balsavimas? Jie vis tiek balsuos už mus. Žodžiu, jūs neturit leisti zuikiams dalyvauti konkurse. Kodėl turėtume jums padėti? Mes tame nedalyvaujame. Dima, Koste, suteikit vargšiams varlėms galimybę laimėti. Jaučiamės kaip bjaurios rupūžės. Rupūžės, kurios visada pralaimi. Pasigailėkit mūsų. Padėkime, aš myliu Blondę, gali pasikeisti ir tapsime geresni. Gerai, Koste, tik tau. Taigi, ką mes turime daryti? Futbolininkai, jūs esat geriausi. Jūs negalit leisti zuikiams dalyvauti konkurse. Oho. Nusileisi, tu susprogdinsi mano padangą. Mes visi galime jums padėti. Puiku. Taigi, užblokuokite kelią zuikiams ir nepraleiskite jokių būdų. Taigi, tada mes laimėsime ir būsime žvaigždės šioje sodyboje. Viskas, aišku. Ačiū, futbolininkai. Ačiū, futbolininkai. Man darosi karšta, nežinau, kas čia darosi. Koste, tu turi tik vieną darbą. Baig. Merginos, aš taip nerimauju, kad pavėluosime į konkursą. Turime važiuoti greičiau, Diana. Meri, šis automobilis važiuoja 30 km/h. Merginos, turėtumėte džiaugtis, kad nereikia peškom. Mes vis tiek laimėsime, nes turime labai gražių rūbų. 100%, nes nemanau, kad kitos yra pasiruošę. Merginos, tai bus mūsų pergalė, turime būti laiku. Gerai, nepraleidžiame jų. Ne, futbolininkai, jūs iš proto išėjot? Kodėl jūs čia? Aš turiu pravažiuoti. Koste, ar tu ką nors girdėjai, nes manau, aš kažką girdėjau iš šono. Taip, manau, kad uodas praskriejo. Ką? Koks uodas? Tai aš, futbolininkai. Ar normalu, merginos? Aš niekada anksčiau nebuvau uodas. Futbolininkai, ar jūs kvaili? Nagi, praleiskit mus, pavėluosim į konkursą. O, šokėjos. Na, eikite į varžybas. Ką tai turi bendro su manimi? Alio, patraukit savo automobilį. Žiūrėkit, kas čia atsitiko. Kas atsitiko, kad futbolininkai mūsų nepraleidžia, o mes jau vėluojame. Mums nerūpi. Mūsų automobilis sugedęs, nevažiuoja. Povelnių, merginos, kas čia? Mes neįvažiuosime į konkursą? Merginos, manau, kad čia kažkas ne taip, kažkoks sąmokslas. Ar mes pirkome sukneles veltui? Atrodo veltui, merginos. Ne, mergaitės, mes eisime į konkursą, mes pasiimsime aprangą ir eisime pėsčiomis, bet po varžybų futbolininkai, aš viską papasakosiu krepšininkams. Ką? Ne, negirdžiu. Išgirsit po varžybų. Merginos, būkite atsargios, sijonai nesuplyš. Jos išėjo pėsčiomis. Prakeikimas, mes apie tai nepagalvojame. Matyt, varlės pralaimės. Balsuosime už varlės. Kodėl stalas nešvarus? Kodėl? Kas čia atsakingas? Kas? Mes nesame šeimininkės, mokytojau Maikai, mes iš tikrųjų esame pranešėjos. Ar bent mikrofonus patikrinote? 111. Veikia, mokytojau Maikai. Einu šluostės ieškoti, nuvalyti stalo. Teisėjai nesėdi prie nešvarių stalų. Mokytojau Maikai, stalą reikia nušluostyti. 1-1. Aisai, gamink mums mojito. Išgerkim skanų mojito už mūsų pergalę. Įsivaizduokit, kaip zuikės verks. Tai bus pirmoji mūsų pergalė, bet ne paskutinė. Oho, merginos, koks pasitikėjimas savimi. Sėkmės varžybose, merginos. Dėkojam, bet mums nereikia sėkmės. Merginos, išgerkit greitai mojito ir reikim persirengti. Aisai, mojito. Varlės, nusileiskite. Krepšininkai, eikit ramiai pro nugalėtojas. Šiandien pasveikinsite mūsų pergalę. Šį vakarą laimėsime šį konkursą. Taip, pergalė bus mūsų. Oho, merginos, jūs tokios pasitikinčios. Merginos, ar girdėjo tų tarakonų juoką? Aha, juokitės, šiandien jūsų zuikės verks. Eikit iš čia. O, velnių varlės, kodėl jos taip puikuojasi, jei nelaimi? Tegul merginos tikisi. Padaryk mums sparnelių ir paskubėk. Aš valgysiu mėsainį su 2 gabalėliais. Duok man veganiškų salotų. Smalkai, jei nevalgysi pakankamai, negalėsi treniruotis. Padaryk veganiškų salotų.
Velnės krepšininkai juokiasi iš mūsų. Varlės, kodėl jūs dar neapsirengę? Varžybos prasideda po 15 minučių. Apsirenkit. Mes pakeliui. Žinai, Jana, žiūriu į tas varlės ir žinau, kiek tarp mūsų yra tokių. Kuo daugiau tokių kvailių, tuo lengviau žiurkiams gyventi. O mes labai greitai keičiamės ir einame į konkursą. Nevykėliai, išeikit, turim persirengti greičiau. Kodėl trankote duris? Mes pasiruošę. Atrodo baisiai. Išprotėję. Išprotėjusios. Beprotės pralaimės. Merginos, nesijaudinkit, laukia konkursas. Taigi mūsų veiduose turi būti šypsena. Nevykėlės. Aš nesu nevykėlė. Laimės. Merginos, aš šokiruota. Kas tai yra? Kas čia buvo su futbolininkais? Jūs nemanot, kad jie patarė tai tyčia, kad nedalyvautume konkurse? Taip ir jie neatėjo pas mus. Buvo nemandagus. Merginos, kodėl jie turėtų tai daryti? Jie tiesiog vaidina. Gerai, merginos, atlikime raminamą įpratimą. Įkvėpkite. Iškvėpkite. Mes esame šios sodybos žvaigždės ir privalome laimėti šį konkursą. Mes esame šios sodybos žvaigždės. Ei, jūs, mergaitės, einate į konkursą, nes man buvo liepta jums paskambinti. Talismanė, mes ruošiamės. Talismanė, pasakyk visiems, kad mes toj būsime, nepradėkit be mūsų. Taip, mums tai reikia pasipuošti, ateisim siekti pergalės. Gerai, merginos, paskubėkite, nes toj prasidės. Zalina, kada bus paruošti pietus? Zalina, kodėl tu tokia liūdna? Vyksta paauglių konkursas. Sodyba žvaigždė. Aš irgi anksčiau dalyvavau konkursuose. Visada laimėdavau. Zalina, nesijaudink, jei nori dalyvauti konkurse, aš išeisiu ir visiems pasakysiu, kad turiu gražiausią seserį ir tu dalyvausi tame konkurse, supratai? Ne, aš nebūsiu paauglių žvaigždė. Jie gražus, o aš negraži. Aš esu zombė. Zalina, jie gražus tik išorėje, o tušti viduje. Tu esi geriausia ir gražiausia visur. Ačiū, Zakai. Klausyk, kur Zipas? Zipas nuėjo ištirti, ar tame name yra galinių durų. Turime užkrėsti šios paauglius, kad taptume tokie kaip mes. Ir aš būsiu gražiausia tarp jų. Taip, mums reikia. Taigi, vaikai, šiandien konkursas, tapkite sodybos žvaigždę. Ir jūs sveikina dvi pranešėjos, Lelė ir Jana. Bet neatsipalaiduokite, mes su Jana taip pat dalyvaujame. Bijokite konkurencijos. Mes laimėsim, zuikių čia nėra. Futbolininkai, kodėl jūs čia? Futbolininkai, turėjot sulaikyti zuikės. Mes bandėme, bet jų čia nėra. Varlės, jūs tokios gražios. Kur merginos, ką? Vyrai, jie nuėjo apsirengti. Ar jos vėluoja? Sodyba žvaigždė bus gražiausias išvaizdos ir turės gražiausią drabužių derinį. Berniukai balsuos už gražiausią išvaizdą. Na ką, pasveikinkite konkurso dalyves. Nagi, merginos, greičiau. Merginos, aš negaliu vaikščioti, man skauda koja, eikit be manęs. Meri, turim tai, mes stiprios, mes komanda. Sukaupk jėgas ir pirmyn. Meri, ar tu supranti, kad nėra taip, kad mes nelaimėsime? Mes nedalyvausime. Gerai, paskubėk. Taigi, draugai, pirmasis konkurso dalyvis – Žuža. Žuža, parodyk mums savo aprangą. Draugai, visi balsuokite už mane, už Žužą. O mano apranga vadinasi Pūkas. Pūkelis visai nėra purus. Tokia niuri suknelė konkursui visiška nesėkmė. O kita mūsų dalyvė – Gruša. Vaikinai, aplodismentai. Mano apranga vadinasi Rožinė bomba. Palaukite, vaikai, kažko trūksta. Mokytojau Maikai, zuikės dingo. Taigi, jokių zuikių. Tai kas? Tęskime, o kitas dalyvis? Karina. Balsuokite už mane. Aš esu Karina Malvina. Toliau aš. Merginos, kaip vadinasi mano apranga? Pasakyk, kad esi Želė pupelė arba Zefyras. Gerai. Taigi kita dalyvė yra Ženė Varlė. Pasitikite ją plojimais. Aš Zefyras. Merginos, likom 3. Zuikių čia nėra. Tai reiškia, kad mes laimime. O kaip su žiurkėmis? Už žiurkės nieks nebalsuos. Taigi kita dalyvė yra Stela Varlė. Pasitikite ją plojimais.
Aš esu gyvatė. Pažiūrėkite mano gyvatės kostiumą. Taip jau tikrai. Gerai, dabar aš einu. O dabar gražiausios šios sodybos žvaigždės. Mes, Lelė ir Jana. Plojimai. Žiurkės. Aš taip nerimauju, nes nėra zuikių. Galbūt jos per daug bijojo dalyvauti konkurse? Ne, zuikės nėra išsigandusios. Taigi, kita dalyvė yra... O dieve, jos čia. Merginos, jūs geriausios. Jau maniau, kad jūs neteisite. O kaip vadinasi jūsų apranga? Merginos, mes iš tikrųjų manėme, kad neteisite. Laukiame jūsų merginos. Mokytojau Maikai. Štai kodėl mūsų apranga vadinama saldainių merginos. Saldainių merginos ką? Manėm, kad turi būti kreivos antys. Varlės, mes taip patys mylim. Draugai, balsuokite už mus, nes mūsų kelias į konkursą buvo labai sunkus. Taip, futbolininkai. Apie ką merginos kalba? Zuikės merginos, parodykite savo rūbus. Jūs šaunuolės. Ačiū, krepšininkai. Ką mes darėm ne taip? Dangau, ką mes padarėm, kad to nusipelnėm? Ženia, kas to turi dangus, futbolininkai suklydo. Ir kitas varlių komandos dalyvis Sofija. Mano apranga yra mėlyna lagūna. Balsuokite už mus, balsuokite už varlės. Pažiūrėkit, kokios mes gražios. Ir paskutinioji. Blondi. Blondi. Blondi, eik tu geriausia. O mano įvaizdis vadinasi panelė nelaiminga. Taip, mes esame nelaimingos, nes atėjo zuikės ir dabar mes nelaimėsime. O, merginos, kažkas man sako, kad futbolininkai buvo susidėję su varlėmis. Viskas susideda. Negaliu patikėti, kad futbolininkai mūsų nepraleistų dėl varlių. Merginos demonstravo savo aprangą, visi buvo puikus, o dabar balsuojame. Berniukai, padarykite teisingą pasirinkimą. Vaikinai, balsuokite už mus. Balsuojame už zuikės. Zuikės, jūs geriausios. Žūža, grūša, varlės. Stela, tu pati geriausia. Atsiprašau, bet aš balsuoju už žiurkės. Ačiū, mokytojau Maikai. Bent vienas balsas, bet labai malonus. Mano balsas už zuikės. Balsuoju už varlės. Pica, kas atsitiko? Balsuoju už ką noriu. Na, vaikinai, balsavimas labai nuspėjamas. Zuikės vėl laimėjo. Zuikės geriausios. Draugai, labai ačiū, kad balsavote už mus. Jūs teisingai pasirinkote balsuodami už mus, o ne už varlės. Taigi, varlės, ar nusprendėt laimėti apgaudinėdamos? Iš kur jos sužinojo? Aš apšalus. Po velnių mokytojas Maikas mums duos velnių. Nieko nesupratau, merginas, ar galiu gauti šiek tiek daugiau informacijos? Ką padarė varlės? Varlės, ar prisipažinsit, ar mums pasakyti? Jos tikrai neprisipažins. Varlės prikalbino futbolininkus, kad neleistų mums dalyvauti varžybose. Ką? Štai kodėl vėluojate į konkursą? Mūsų automobilis sugedo. Tai nebuvo mūsų kaltė. Gyvatės. Rainai, nustok suktis, aš jau žinau, kad esu gyvatė. Merginos, turime bėdų. Tada susitvarkysiu su futbolininkais ir varlėmis. Na ką, sveikiname žvaigždės. Sodybos žvaigždės. Šokėjas zuikės. Zuikės, jūs geriausios. Žuža, tu šiandien miegosi po lovą. Ačiū. Dabar esame sodybos žvaigždės. Draugai, spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių vaizdo įrašų. Iki pasimatymo ir ate!